2019 metų Wrangleris sportas, 2 durų, tas mažesnis variantas, 3.6 variklis, gavęs per priekinę dalį. Galima pasižiūrėti, čia kažkokia detalė yra, amortizatorius matau. Jisai kūrėsi ir važiuoja, nėra bamperių, grotelės su lempom atrodo yra sveikos. Šita pusė yra sveika, nepažeista. Parsiduoda draudimo, sausio 19 bus aukcionas, kol kas statymų jokių nėra. Čia kažkas pažymėta draudimui, bet čia nelabai matosi, kas čia yra. Einam pasižiūrėti vidų, juodas salonas, medžiaginis. Šitas variantas, žiūrėkit, chebrytė yra mechaninė greičių dėžė. Žinau, kad kai kurie iš jūsų būtent ieško mechaninės greičių dėžės. Tai va šitas visai neblogas variantas, siūlyčiau pasižiūrėti. To iš kitos pusės apeisiu, pabandysiu užvesti. Va, matau, gavę šiek tiek per šitą vietą, kaip matot. Slenkstis yra sveikas, bet čia biškiai aukščiau durų yra įlenkimas, bet labai nedidelis. Čia galas yra tvarkingas. Šitą pusę irgi nematau. Čia yra bamperis kažkiek truputį kažkur įvažiavęs, bet čia gal šiaip kažkur tai įstulpa. Bagažinė prikrauta. Tai pasižiūrime šitą pusę. Šitą pusę, matau, irgi viskas tvarkoja, čia kažkas pažymėta. Prižymėta irgi, bet žinokit, nelabai matosi iš tikrųjų, tai nelabai pasakysiu, bet šitas ratas jo, matot, jisai stovi kreivai. Gerai, einame į vidų. Aišku, išsivalyti reikia stipriai. Galim pabandyti užvesti jį. Va, mechaninė greičių dėžė. Mygtukas start, ok. Važiuojam. Akumuliatorius girdžiu, kad visiškai. Jo, akumuliatorius chebrytė yra nudusęs, bet yra užvesto variklio video aukciono svetainėje, galite pasižiūrėti. Na, o čia, ką mes turim, yra bamperis. Detalė turbūt nereikalingų prikrauta. Tai va, 19 metai, jeigu kam įdomu, pirmadienį sausio 19 aukcioną, susisiekit.